Lietuvos talentuose pasirodė šie jaunuoliai, aplinkiniai iš karto ėmė šnabždėtis. Oi, kokia žavi porelė. Esu Ernestas, man yra 17 metų, esu iš Vilniaus. Patinka labai šokti, nes tai yra mano svajonė būti šokėjim. O čia yra mano partnerė, kuri prisistatys. Aš Amanda ir man 17 metų. Kartu poroje šokame gal tik 2 metus. Mes anksčiau buvom vienoje mokykloje, tai kažkaip žinojau, kad jis kaip ir šoka, jis žinojo, kad aš šoku. Na ir kažkaip gavosi, kad abu išsiskyrėme su senais partneriais. Kaip ir ūgis atitiko, klasė atitiko, metų irgi. Aš ją stebėjau, jinai mane stebėjo ir mes kažkaip susitikom, pasikalbėjom, pasibandėme ir pradėjom šoktis savo šokius. Taigi, Ernestas ir Amanda šoko ir šoko, o jų šoką sužavėti žmonės vis nenustoja klausinėti. Jūs duetas pora ar tik tai pora ant parketo? Pora ant parketo. Visi, mano, jeigu šokam, tai galvoja, kad ir gyvenime pora. Charakteris stampa, viskas stampa, bet tik šokam. Na gerai, ne pora tai ne pora, bet gal bent scenoje liesis Lotynų Amerikos meilės aistros ir kiti romantiški jausmai. Tai mes tikrai parodysim, kad lietuviai nėra tokie cipelinai. Mes parodysim, kokie mes esame ir mes iškelsime Lietuvai į viršų. Sveiki. Labas vakaras. Labas vakaras. Kuo jūs vardu? Esu Ernestas, o čia mano partnerė. Amanda. Amanda. Ir jūs poroje? Taip. Jūs pora? Ne. Jūs poroje, bet jūs ne pora. Gerai, kiek jums metų yra? Mums po 17. Po 17. Ar puikiai sutarėt? Kaipgi. Koks yra jūsų talentas? Mes susijėmėm sportiniais šokiais. Mūsų talentus parodė, ką mes sugebam ir užkariau šitą sceną. Slave. I don't want you to work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you, ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. To keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you. Baby, it looks like it's gonna hit. Baby, it looks like it's gonna hit. Teach you how to jive away. Oh, you gotta jump jive, then you will 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 gotta jump jive, then you will. Jie šoka tikrai geriau už mane ir tikrai geriau už jį. Kai aš žiūriu talentus, aš visą laiką noriu šou. Šou, kuris įrakintų mane, nuo kurio aš negalėčiau patraukti akių. Šį kartą aš galėjau patraukti akis, nes tai buvo tik tai šokis. Man
aš noriu šou, man norisi kažko tai, kas mane suintriguotų. Šitoj vietoj aš tik tai mačiau tobulą techniką. Aš nežinau, man visada atrodė, kad jūs, tų pramoginių ir sportinių šokių atstovai, prie jūsų sunku kabinėtis, kadangi jūs paprastai, kaip taisyklė, pradedate šokti nuo mažens, jūs gyvenate tokioj baisioj disciplinoje, kai pasiekėt 17 metų, jau praktiškai negalima prie jūsų kabinėtis, nes jūs jau labai siaubingą kiekį dalykų mokate. Bet kad kažko tai naujo ir kad kažko tai netikėtų, kažkokias va tokios to rožytės ant torto man tarsi ir pritrūko. Supratau, vyrai, jums pritrūko šou. Aš netgi savo profesionalią akim žvitrę netgi įžvelgiau keletą netikslumų ir Šitas klaidelių. šokis buvo tiksliai jums, Ineta. Ai, tai ką aš čia darau? Ne. Vyrai, reikia pasivaikščioti. Iš tikrųjų, vyrai galima Kažko kabinėtis, paimsiu. galima sakyti, noriu to, bet gavot, ką gavot. Buvo netikslumų, jūs patys žinot, kas buvo ir ko nebuvo, viskas yra aišku. Nežinau, man patinka pramoginiai šokiai dėl daugelio priežasčių. Viena priežastis yra namie. Ir tikrai aš labai prijaučiu tam ir aš suprantu, kiek jūs pergyvena dėl to. Bet vis tiek ateina laikas verdiktui, kurį vis tiek išgirsim. Tai, Marijonai? Aš esu priverstas sugadinti vakarą sau, bet pataisyti jums duodu taip. Justinai! Ne? Ne? Jūs girdėjote, maestro? Gerai, aš pasakau taip ir jūs esat kitame etape. Taip. Ačiū jums labai. Bet girdėjote, šou, daugiau šou. Šou. Padarysim tikrai prižadu. Taip. Cool. Teisingai teisėjai pasakė, kad trūko šou, bet mes parodysim, ką mes galim, ir parodysim kitą šou, kad bus jis tikrai geras. Pamatys visą Lietuvą.